12 taškų nuo antroje vietoje esančio Plungės Babrungo 11 taškų. Numeris 54 Matas Bružas, 61 Jonas Jankauskas, 66 Eduardas Jurjonas, čia šansas ir Joris Aliukonis. Ir tada Tauragės Taurui pavyko išsivežti pergalę iš Kauno, tas rungtynes laimėti 2-1, čia gali būti šansas, Viktoras Okečiukvu lieka kol kas su kamuoliu, čia perdavimas ir pirmasis rungtynių įvartis. Mangirdas Venskus pasižymi ir išveda Kauno Žalgirio dublerius į priekį. Štai tokia pradžia, subirėjo ten Tauragės Tauro gynyba. Bando įgauti formą Eduardas Jurjonas po to, kai buvo patyręs traumą. Čia gerai pasiekė kamuolį Zubavičius, šis metasi kamuolį į centrą, jos smūgis labai blogas. Ten buvo net 2 komandos draugai. O čia gražus perdavimas galva, Pikčiūnas jungiasi pro nugarą Eduardo su kamuoliu, jos smūgis į skersinį smūgiuoja Džordže Eduardo į baudos aikštelę. Yra Kubilinskas, dabar jis kabina kamuolį, čia rezultatas lygus 1-1. Kaip ant lėkštutės Dominykas Kubilinskas patiekia kamuolį Mantui Pikčiūnui. Čia galingas smūgis, o vėliau baudos aikštelėje krinta. Žalgiriečiai atrodo džiaugiasi antruoju įvarčiu. Pocius pasidarbavo gynyboje. Ten Jurjonas buvo slystelėjęs, baudos aikštelėje kamuolys ir čia sunkiai kyla nuo vejos. Zubavičius, geras sumanimas, čia perdavimas į erdvę, Okečiukvu jo smūgis ir Sidas Mačaitis kovoti dėl pergalės. Bet jau matėme, kad Kauno Žalgirio jaunimas tam yra visai neblogai pasiruošęs. Čia Pikčiūnas ir rezultatas lygus 2-2. Kaip ten gražiai praleido kamuolį Tauragiškis. Ir Mantas Pikčiūnas muša dublį. Čia geras perdavimas į erdvę, Eduardo. Jo šokiai su kamuoliu, Eduardo. Oi, Džordže Eduardo, kaip čia dabar suklaidina Kauno Žalgirio gynėjus. Ir Joris Aliukonis yra paliktas sušaudymui. Perdavimas vėl į tą pačią vidurio zoną. Egidijus Dusevičius 4-2. Nepavyko Tauragiškiams pasižymėti prieš tai buvusio kampinio metu. Pavyksta tą padaryti antruoju bandymu ir iš karto kamuolys suspurda vartų tinkle. Oi, kokia klaida gynyboje ir čia Tauragės Tauras nesugeba išnaudoti progos. Baigėsi rezultatu 4-2. Labai rezultatyvus mačas, kuriame pergalę švenčia Tauragės Tauro futbolininkai. 2 kartus atsilikinėja, Tauragiškiai sugeba atsitiesti ir iškovoja pergalę.